Niekada ambicijų nestokojanti Šiaulių kolegija šiemet kaip ir pernai tikisi sulaukti daugiau kaip 1000 pirmakursių iš visos Lietuvos. Ši aukštoji mokykla tampa savotišku gidu tam, kad jauno žmogaus pasirinkimas būtų pats teisingiausias ir niekada jo nenuviltų. Tai rodo ir tik prasidėjusio bendrojo priėmimo rezultatai. Daugiau kaip iš 800 pateiktų pageidavimų jau sulaukta per 100 prašymų, kuriuose Šiaulių kolegija nurodyta pirmuoju pageidavimu. Prasidėjo bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Vykdo būtent bendrąjį priėmimą Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija. Bendrajam priėmimui organizuoti vadinamoji sutrumpinta ir tikriausiai daugelio žinoma LAMA BPO. Šiaulių kolegija yra numačiusi ir turi galimybių priimti iki 600 studentų į valstybės finansuojamas studijų vietas. Ir nedaugiau kaip 600 kviečiame mokančių už studijas. Vadinamųjų studijų krepšelių turime ir turėsime visose 21 studijų programoje. Kiekvienoje akademinėje grupėje maždaug nuo 20 iki 35 studijų krepšelių. Nuolatinėse studijose jų aišku yra daugiau, tačiau visose ir ištęstinėse studijose iki 10 studijų krepšelių galimybių yra iš tiesų daug. Svarbu studentams, būsimiesiems studentams, šiandien abiturientams, susikaupusiems laikantiems brandos egzaminus, teisingai pasirinkti, protingai pasirinkti, kuo dažniau rinktis arba visiems rinktis Šiaulių kolegiją ir tikrai jūsų studijų krepšeliai bus jūsų rankose. Didžiausia naujovė turbūt tai, kad stojantieji šiemet teikia prašymus tik internetu. Jie turėtų užsiregistruoti į Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti svetainėje lamabpo.lt. Ten pateikti duomenis apie save, pagrindiniai duomenis tai vardas, pavardė ir elektroninio pašto adresas, be kurio negali tęstis kiti registracijos žingsniai. Šiaulių kolegijoje veikia priėmimo tarnyba, kurioje stojantieji gali ne tik tai gauti atsakymus į rūpimus klausimus, jiems patarsime, galbūt net ir suteiksime galimybę pačiam prie kompiuterio atsisėdus užpildyti prašymą. Prašymai teikiami iki Liepos 19 dienos ir visą tą laikotarpį stojantysis gali prisijungę su savo slaptažodžiais savo prašymą koreguoti, pildyti, galbūt keisti pageidavimo eilės tvarką. Galima šiemet teikti iki 12 pageidavimų. Vienas pageidavimas tai yra aukštoji mokykla, studijų programa ir finansavimo pobūdis. Jeigu rinktųsi tą pačią studijų programą valstybės nefinansuojama, tai būtų jau antrasis pageidavimas. Šiemet stojantiesiems nereikia mokėti jokios stojamosios studijų įmokos, nei mokesčio už pageidavimo koregavimą. Stojantieji baigė mokyklas 2009 metais ir anksčiau, jie turėtų tik tai pristatyti savo brandos atestatą į bendroje priėmimo stojančiųjų duomenų tvarkymo punktus, kurių Lietuvoje veikia 12 ir Šiauliuose veikia 1, Šiaulių universitete. Stojantieji, kurie baigs vidurinio lavinimo mokyklas 2010 metais, turėtų būti išlaikę ne mažiau kaip 3 brandos egzaminus, jeigu nori pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą. Stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas šitas slengstis netaikomas. Gali būti stojantieji išlaikę 2 brandos egzaminus ir kvalifikacinį egzaminą. Čia tie, kurie baigs profesinės mokyklas. Į valstybės finansuojamas studijas gali pretenduoti visi asmenys, turintis brandos atestatą ar jam prilygintą vidurinio išsilavinimo dokumentą, ypač jeigu studijas baigia užsienyje. Stojantieji, kurie planuoja vasarą išvykti į užsienį, turėtų pasirūpinti įgaliojimu, kad patikimas asmuo galėtų tvarkyti jų stojimo reikalus. O jeigu įgaliotasis turėtų dar ir pasirašyti studijų sutartį, tai įgaliojimas turėtų būti būtinai patvirtintas notariškai. Stojamųjų egzaminų į Šiaulių kolegiją nėra. Konkursinis balas formuojamas iš 3 egzaminų įvertinimo ir 1 metinio pažymio. Liepos 23 dieną bus skelbiami įstojusieji.
Tuo baigėsi pirmasis bendrojo priėmimo etapas, kurio pabaigoje pasirašoma studijų sutartis arba tie, kurie nebuvo pakviesti studijuoti, koreguoja savo prašymus. Iki Liepos 28 dienos jie koreguoja savo pageidavimus ir Liepos 29 dieną skelbiami priimtieji antrajame bendrojo priėmimo etape. Rugpjūčio 5 dieną skelbiamos likusios laisvos vietos. Atnaujinti prašymai teikiami rugpjūčio 5-8 dienomis, o rugpjūčio 9 dieną vėl skelbiami priimtieji. Studijų kryptis šiemet yra didžiulė naujovė. Mūsų aukštosiose mokyklose yra įvykęs naujas studijų sričių ir krypčių ir studijų programų perkodavimas. Šiemet ne tik į 6 studijų sritis yra priimami studentai, kaip buvo praėjusiais mokslo metais ir ten jie konkuravo, o priimama į 11 studijų krypčių grupių. Stojantieji dalyvauja konkurse, konkuruoja su kitais, ne tik atskirose studijų programuose ir ne tiek atskirose studijų programuose, kiek jūsų jau minėtose studijų kryptise. Tradiciškai mes priimsime į 4 studijų sričių studijų programas, tai į biomedicinos mokslų, į socialinių mokslų, į fizinių mokslų ir į technologijos mokslų studijų programas. Biomedicinos mokslo studijų srities programos visos be išimties priskirtos yra medicinos ir sveikatos studijų krypčių grupiai. Vadinasi, stojantieji į burnos higieną, bendrosios praktikos slaugą, kineziterapiją ir kosmetologiją konkuruos tarpusavyje. Galime priimti iki 130 studentų su krepšeliais ir apie 70 sutinkančių mokėti visą studijų kainą. Tai vienintelė galimybė Šiaulių regione įgyti medicinos būtent krypties studijų programas. Fizinių mokslo studijų sritis sutampa su konkurso studijų krypties pavadinimu. Šioje srityje siūlome vienintelę Lietuvos kolegijose verslo informatikos studijų programą. Šių metų naujiena – galimybė rinktis verslo informatikos studijų programą tiek ištęstinę, tiek ir nuolatinę studijų formą. Socialinių mokslo studijų srityje bendrajame priėmime yra išskirtos 2 studijų krypčių grupės. Viena tai verslo ir vadybos studijų krypčių grupė. Joje mes kviečiame rinktis ir studijuoti 6 studijų programuose. Tai gamtotvarkos vadyba. Noriu atkreipti dėmesį, kad tai vienintelė programa Lietuvoje, tiek tarp kolegijų, tiek universitetuose. Buhalterinę apskaitą, finansus, įstaigų ir įmonių administravimą, prekybos vadybą bei turizmo administravimą. Į buhalterinės apskaitos, administravimo, prekybos vadybos ir turizmo administravimo studijų programas priimsime ir į nuolatinės, ir į ištęstinės studijas. Studijų krepšelių turėsime apie 200. Kita socialinių mokslo studijų krypčių grupė sutampa su sritimi, su srities pavadinimu ir joje kviečiami konkuruoti į vienintelę, vėlgi Lietuvoje, bibliotekos informacinių išteklių valdymo studijų programą. Tačiau turime galimybę priimti tik į nuolatinės studijas. Arba rinktis socialinį darbą. Priimsime ir į nuolatinės, ir į ištęstinės studijas. Šiaulių regione socialinio darbo studijų programa yra tik Šiaulių kolegijoje. Technologijos mokslo studijų sritis vėlgi sutampa su krypties pavadinimu, nėra atskirų studijų krypčių grupių, todėl visos inžinerinės studijų programos yra toje pačioje kryptyje. Visi besirenkantis inžinerinės studijų programas konkuruos tarpusavyje. Siūlome 8 visuomet populiarias tarp stojančiųjų, dažniausiai tarp vaikinų ir gerai vertinamas darbo rinkoje studijų programas, tokias kaip aplinkos apsauga, 3 studijų programas susijusias su transporto inžinerija, tai automobilių techninis eksploatavimas, sausumos transporto technologijos, buvusi vežimo kelių transporto studijų programa, padariusi didžiulį pokytį, ir autotransporto elektronika. 2 studijų programos priklauso elektros inžinerijos
grupiai. Tai elektros ir automatikos įrenginiai bei elektros energetika. Geras senas tradicijas turinti statybos studijų programa ir šių laikų, naujųjų laikų informacinių sistemų technologijos studijų programa. Pasirinkimas yra prasidėjęs, mes nuo 25 gegužės dienos vyksta registravimasis internetu ir matome, kad yra besiregistruojančių tiek į valstybės finansuojamas studijų vietas, yra besirenkančių ir valstybės nefinansuojamų, lygiai taip pat. Visose studijų programuose, palyginti su 2009 metais, studijų kainos sumažėjo. Technologijos studijų programuose yra numatytas metinis studijų mokestis per visus studijų metus, už vienerius metus 4680 litų. Biomedicinos studijos žinome, kad yra labai brangios, tačiau pas mus jos tos pačios kainos yra kaip ir technologijos mokslai, taip pat 4800, išskyrus kosmetologiją ir burnos higieną, kur tikrai didžiulės kainas tikriausiai visi žino universitetuose, tai mūsų studijų programuose jų kaina yra 5200. Mažiausia kaina yra vadybos studijų programų, socialinių mokslo studijų programų, ji yra tikrai labai smarkiai sumažinta ir siekia tik 3250 litų visiems metams. Atitinkamai ištęstinėse studijose, socialinių mokslo studijų programuose per metus reikės mokėti 2437 litus, o inžinerinėse studijų programuose 2990.